Dokumentų ir turto perdavimas. Na, šioje vietoje prasideda jau tokie kartais įdomus dalykai. Vadovas būna, kad neatsiliepia telefonu, neina su juo susisiekti ir tiesiog yra įmonė numesta ir vadovas nesirūpina, kad dokumentus ir turtą reikia perduoti administratoriui. Ir kas vyksta tuo metu? Tada administratorius kreipiasi į teismą dėl baudos vadovui skirimo. Bauda yra iki 1 MMA per dieną, tai pakankamai ženkli suma ir bauda gali būti paskirta vienkartinė, gali būti paskirta už kiekvieną dieną ir sumos susidaro tikrai nemažos. Aš noriu atkreipti visų dėmesį, kad jeigu vadovas, sakykime, turi ir taip skolų ir jis galbūt planuoja fizinio asmens bankrotą, tai tikrai nereikėtų dar daugiau gauti baudų, todėl kad baudos fizinio asmens bankroto byloje nenusirašo. Nenusirašo ir civilinio proceso tvarka paskirtos baudos, sakykime, jeigu antstolis jums skaičiuoja per dieną kažkokią tai baudą, pas mane pačią dabar asmeniškai yra toks atvejis, kada neperdavė dokumentų ir bauda susidarė skaičiuojant už visus laikotarpius virš 100 000 ir tai yra tikrai didelės sumos, realiai tai yra suma, kurios greičiausiai niekas niekada ir nepadengs. Tai tikrai neprotinga yra neperduoti dokumentų administratoriui. Kitas momentas yra toks, kad kai kurie vadovai sako, kad, žinot, norėčiau dokumentus perduoti, tačiau aš nežinau, kur jie yra, jie kažkur krausčiaus, kažkur dingo, kažkur prapuolė ir jų nebėra ir taip toliau būna įvairiausių pasiaiškinimų. Tai teismų praktika nurodo, kad vien pasakyti, kad dokumentai dingo tikrai nepakanka, būtina gauti kažkokią tai ar pažymą, kad buvo vagystė, ar užliejimas, ar gaisras, jeigu jau toks atvejis nutiko, arba kad galbūt dokumentus yra paėmusi FNTT, ar mokestinis patikrinimas vyksta ir dokumentai yra perduoti pareigūnams, tai tokiu atveju vėlgi bus kažkoks tai dokumentų priėmimo perdavimo aktas ir dokumentų ir turto perdavimas tikrai yra svarbus momentas, nuo kurio priklauso tolimesnė, sakykime, to bankroto sėkmė. Įmonės vadovas turėtų tikrai stengtis bendradarbiauti su nemokumo administratoriumi. Aišku, mes visi esam žmonės ir suprantam, kad kartais galbūt ir tikrai yra tokia situacija, kada tas dokumentų perdavimas yra negalimas arba galimas tik dalinis dokumentų perdavimas, tačiau tam reikia komunikuoti, paaiškinti, atvažiuoti. Dokumentus visą laiką yra patariama perduoti gyvai, atvežant, ne šiaip tiesiog susemti juos iš kažkokią tai krūvą palaidas sąskaitas ir kažkokius tai dar neaiškius dokumentus iš skirtingų laikotarpių, tačiau dokumentai turėtų būti paruošti archyviniam saugojimui, gražiai surišti papkės pagal laikotarpius, pagal tipus, tai turi būti visi apskaitos registrai, visos sąskaitos, už kurį laikotarpį perduoti dokumentus įstatymas nenurodo, tai realiai turėtų būti visas įmonės gyvavimo laikotarpis. Jeigu įmonė gyvuoja daugiau kaip 10 metų ir archyvam yra perduodami tik tai 10 metų dokumentai išskyrus ilgo saugojimo, tai galima sakyti, kad virš 10 metų trumpo saugojimo dokumentai gali būti ir neperdodami, tačiau iš esmės tokios sąlygos nėra ir turėtų įmonė turėti realiai visus dokumentus ir turtą, ką reikėtų perduoti. Jeigu įmonė turi, sakykime, ilgalaikį turtą, tai yra kažkokie pastatai, tai reikėtų tiesiog perduoti raktus nuo pastatų, reikėtų perduoti kadastrinės bylas, jeigu tai yra automobiliai, tai pristatyti automobilius į sutartą vietą, jeigu tai yra kažkokie tai daiktai, tai reikėtų kuo greičiau tarti su administratoriu, kur toliau tie daiktai bus saugomi ir yra ieškoma tokių sprendimų, kurie tiktų abiem pusėm, kad ir daiktai, sakykime, patirtų mažesnę galbūt žalą, jeigu ten transportuoti yra jo sudėtinga ir kad svarbiausia būtų išsaugota jų vertė ir visas turtas būtų saugus.